Labą dieną, gerbiami moksleiviai. Šiandieną pradėsim pamokų ciklą apie Excelį, pažintį su Exceliu. Jums prasidės 7 klasėje Excelio pamokos ir jūs mokysitės Exceliu. Todėl pirmieji žingsniai prasidės nuo darbo lapo. Ir štai aš atvėręs darbo lapą, pirmiausiai paaiškinsiu apie darbo lapo pagrindinės sudėtinės dalis, tai yra skirtuką, apie patį skirtuką. Šiandien skirsiu visą pamoką apie skirtuką. Tas skirtukas tai yra darbo lapai. Tų darbo lapų čia galima padaryti labai daug. Spaudžiant tą pliusiuką, tų skirtukų atsiranda vis daugiau. Ką dar galima su skirtuku padaryti? Su skirtuku galima padaryti, kad tas skirtukas būtų pervadytas. Tai rename susirandam, dešinę pelytės klavišų paspaudžiu, susirandame rename arba pervadyti, pas man čia viskas lietuviškai, gal pas jumis bus angliškai, tai jūs rename rasite ir pervadykime. Tai ir pavadinsiu darbo lapas. Darbo lapas. Ką dar galima padaryti? Galima ištrinti lapus, kad jūs matytumėte, kad čia keičiasi kažkas, tai aš parašysiu kokius žodžius, va čia kažkokias raidelės parašau antrame lape, vėl kažką tai parašau ir čia kažką tai nuspalvoju, kad jūs matytumėt. Ir dabar, sakykime, aš antrame lape norėčiau, kad antrą lapą sunaikinti, kad būtų tik tai darbo lapas ir toliau eitų iš karto į trečią lapą. Tai paspaudžiu ant skirtuko ir naikinu. Čia yra įrankis naikinti ir paspaudžiu naikinti. Na ir naikinasi. Va. Dabar mes matome, kad yra darbo lapas, skirtukas, lapas, ketvirtas, trečias ir penktas. Ką dar galima būtų su darbo lapais padaryti? Mes jau sužinojom, kad galima pervadinti, kad galima įterpti, kad galima šalinti, bet dar galima ir sukeisti. Galima sukeisti vietomis. Paėmėm ir pakeičiam vietas, ne? Va čia, kur būtų patogu mums, mes galim labai lengvai, stumdydami vieną iš kito, pakeisti ir taip pakeisti darbo lapų vietą. Ką dar galima būtų padaryti? Galima būtų ir nuspalvinti, padaryti ir be spalvų, su spalvom raidės ir patį skirtuką. Patį skirtuką nuspalvinom, ne? Tai šią kartą tiek, iki kitų kartų. Ačiū už dėmesį.